Šiandien trumpai pakalbėsim apie SEO optimizavimą ir parodysiu vieną variantą, kaip galima tai pritaikyti savo kuriamam turiniui socialiniuose tinkluose, kad jūsų turinį kuo daugiau žmonių pamatytų, sužinotų apie jūs ir žinoma taptų jūsų sekėjais ir paskui pirkėjais. Tai kas yra ta SEO optimizacija? Tai yra paprasčiausias procesas, kuriuo metu optimizuojamas tam tikras tinklapis, kad to tinklapio turinys būtų matomas paieškos sistemose pagal tam tikras populiarias vartotojų užklausas, kitaip dar vadinamas raktažodžiais. Tai kai jūs ieškote tam tikro turinio, tam tikros informacijos, naudodamiesi Google, tai jūs vedat tam tikrą užklausą, tam tikrus žodžius, tuos raktažodžius, pagal kurią ir surandate informaciją. Ir dabar yra galimybė lygiai taip pat, panašiai kaip ir per Google, surasti tą informaciją ir Instagrame, TikTok'e ir YouTube'e. Ir jeigu jūs naudosite reikalingus raktinius žodžius, jūsų turinys bus matomas platesniai auditorijai. Jūsų turinys reklamuos pats Instagramas. Bet supraskite, kad tai nėra stebuklinga piliulė, kurią išgėrus išsispręs visos problemos. Ir prasidės milijoninės peržiūros, milijoniniai sekėjai ir pirkėjai stovės, klientai stovės pas jūs už durų. Ne, jeigu jūsų turinys yra niekam tikęs, niekam nenaudingas, neįtraukiantis, nepritraukiantis, niekam nėra aktualus, tai ir šis variantas, ši technika, sakykime, šis būdas niekaip nepadės jums surinkti daugiau sekėjų ir daugiau klientų, daugiau parduoti ir uždirbti daugiau pinigų. Tai yra paprasčiausia pagalbinė priemonė, kuri padės apriepti, parodyti save didesniai, platesniai auditorijai. Jūs dabar matote priešai save atverstą tinklapį, tai yra Google Trends, per kurį mes galime surasti daug visokios naudingos informacijos. Pavyzdžiui, jūs dabar matote, kad aš esu prisijungusi prie United Kingdom, tai automatiškai jūs irgi prisijungsite iš to šalies, kurioje jūs esate. Ir tam, kad surasti tą reikalingą informaciją, mes turim taip pat įvesti tam tikrus raktinius žodžius ir čia. Jeigu mes dabar pasižiūrėtumėm, kas yra aktualu Lietuvoje, mes įvedam Lietuvą ir mes iš karto čia jau galėsim matyti, ko labiausiai žmonės dabar ieško. Tai yra Monika Liu. Kažkas ten vyko turbūt su Monika Liu ir kažkodėl jos labai, paslapties skraistė praskleista ilgai, kalbas apie tai, apie įvykusias sužadėtuves. Vienu žodžiu. Ir čia mes galim surasti įvairiausią informaciją. Problema yra ta, kad Lietuva yra labai mažytė ir jeigu mes vesime lietuviškus raktinius žodžius, tai mes rasime labai mažai informacijos. Todėl aš siūlyčiau vesti lietuvių, tik tais labai, nežinau, reikalingas temas, kurių jūs ieškote Lietuvos rinkoje. Bet jeigu jūs norite surasti, sužinoti, kas labai aktualu dabar pasaulyje, kaip žmonės ieško, pavyzdžiui, tam tikrų dalykų jūsų nišą, jūs veskite anglų arba rusų kalbomis. Nes lietuvių kalba, aš galiu dabar parodyti, kad labai mažai yra informacijos, ne? Tai žiūrėkit, dabar, pavyzdžiui, galim įvesti vaikas nemiega. Čia nustatyta Lietuva, mes pastatom, kad visame pasaulyje per paskutinės 90 dienų, pavyzdžiui, tuščia, nieko nėra. Ne? Jeigu mes įvestumėm rusų, anglų kalbomis, vėl būtų kitaip. Dabar įveskim populiariausią dalyką iš Instagramo, iš socialinių tinklų, tai yra Reelsai, kas yra aktualiausia. Ar pasižiūrėkim, ką mums dabar parodys, ko ieško žmonės. Royal Reels 7 Logan, Trial Reels, Trialas Reels, kokios yra naujienos. Tai yra, ko ieško žmonės, kas yra populiariausia. Ne populiariausioje viršūnė, bet į populiarumą eina. Ne? Tai va čia paspaudus topas, kas yra iš topų Reels Instagramą. Ne? Kaip atsisiųsti Reelsus. Kaip atsisiųsti iš Instagramo Reelsus, kaip atsisiųsti Instagram. Reelsai Facebook'e, čia galima pereiti dar toliau pasižiūrėti, čia yra jau topikai. Mes paspaudę pereiname į kitą Instagram Reels. O čia jisai užsirašė tai, ką paspaudėm ant tų topiko, ne? Ir mes galim dabar žiūrėti tą informaciją, kuri yra įdomiausia dabar žmonėms, ne? Ko jie labiausiai ieško.
Ir va tuos raktinius žodžius, pagal kuriuos ieško žmonės, mes juos galim panaudoti savo turinyje, savo aprašymuose. Kai mes įkeliam, pavyzdžiui, Reelsą, po Reelsų darom tam tikrą aprašymą. Būtinai susirašykite, susiraskite, pagalvokite, paklauskite ChatGPT, kokie raktiniai žodžiai patys populiariausi iš jūsų nišos ir tai, kas yra kalbama pačiame Reelse. Ir naudokite va šios žodžius. Tai padės jūsų turiniui būti matomam, jūsų turinį pasieks didesnė, platesnė auditorija. Ir nesvarbu, kad jūs čia ieškosit informacijos anglų, rusų kalba. Visi mes esam panašus žmonės ir visi mes ieškom panašiai tomis pačiomis frazėmis. Ane? Nu, pabandykim dar kažką atrasti. Pavyzdžiui, pinigai, ane, kas yra labai aktualu. Oi, klaidą padariau, pinigai. Mes rašom lietuviškai ir žiūrim, ką mums dabar išmeta lietuviškai. Vat, ką mums išmetė. Vaiko pinigai, kas aktualiausia buvo per 25 metų sausį, ne? Vaiko pinigai gruodis. Kada bus mokami vaiko pinigai? Pinigai už vaiką. Tai, ko ieško labiausiai žmonės. Jeigu mes vesime mani, mes aišku sužinosime ir pamatysime daug daugiau. Mhm. Bandom per 30 dienų pakeisti, pasižiūrėti. Čia galima išsiskirti, ne, rajoną, miestą, pasižiūrėti, kur kas ko ieško. Pabandom įvesti Instagram. Labai gaila, kad lietuviškai mažai duoda, bet nieko nepadarysim. Mūsų Lietuva yra mažytė ir turim su tuo prisitaikyti. Photo captions, video. Mhm. Va čia einam ir mes galim per tuos topikus eiti ir žiūrėti, ko žmonės dar daugiau ieško. Na, šitą mes gal pasižiūrėsim. Instagram. Nu, einam dar Reels. Gali čia rašyti įvairiom formuluotėm, ne? Nes jeigu mes parašysim didelį tokį ilgą sakinį kokį, tai pagal tą sakinį ir ieškos. Mums reikia žiūrėti pagal žodžių junginius, ne, ko daugiausiai ieško. Reels makeris, ne? Kaip sukurti Reelsą Instagrame. Kai Instagrame Reelsą atsisiųsti, kaip sukurti Reelsą Facebook'e. Mhm. Paspaudus vėl mes ant topiko galim vėl žiūrėti, ko ieško daugiau. Ir vot renkam tuos žodžius ir traukiam į savo turinį. Žinoma, tai ne tik tinka aprašymui, bet mes matydami, ko ieško žmonės, pagal tai galime kurti ir turinį. Instagram Reels Downloader. Vadinasi, žmogus nežino, kaip atsisiųsti Reelsą iš Instagramo. Ką mes galim padaryti? Sukurti Reelsą, kaip atsisiųsti Reelsą iš Instagramo. Va čia vėl IG Reels Downloader. Vat žmonės neranda, nesupranta, kaip atsisiųsti. Labai paprasta atsisiųsti. Jeigu reikia, pasakykit, aš jums parodysiu. Bet vat jūs galite tai panaudoti savo turinio kūrimui. Tai šiandien tiek, jeigu dar kažko reikia ir norit sužinoti išsamiau, komentuokit ir aš jums rašysiu pamokėlę.